Nu ką, sveiki visi, šiandien intervalai ir žiūrėsim, kaip mums seksis. Va, jau matai, va ir sekas, jau krenta jos. Oi, negerai jau šiandien bus. Airino šiandien paskutinė diena. Mano 5, Airino paskutinė. Ačiū Dievui. Ne, realiai. Biškai atsibodęs šiam ratukai važinėt. 2 ratukas, bet atsibodo jau biškai. Ir šiandien dar 2 valandėlės ir aiškas namučias. Čia. Mum apšilimas ir intervalai. Nu ir ką, ir tada polsiukas. Žiūrėsim, kaip seksis. Gal pavyks pafilmuoti iš intervalų. Nu ką, baigiam intervalus. Ką, sveiki visi. Šiandien poilsio dienelė. Tai šiandien pasivaikščiot, dabar 2:30 gal. Labai graži diena šiaip šiandien. Oras toks nuostabus. Faina, kad per poilsio dieną nuostabus oras. Aišku, būtų geriau gal ir kad per treniruočio dienas būtų fainiau. Tai pasidalinsiu vaizdais.
Štai ten matom sniego kalną. Tai pabandysim užlipti, pažiūrėsim kokios čia aukščio. Iš tavo dar neatrodo toks didelis. Nu, bet kuo einu arčiau, tuo didesnis atrodo. Taigi priėjom kalną. Tai dabar visai toks nemažas atrodo, palyginus. Čia, kiek suprantu, sauga šitą sniegą trasai. Nu, per vasarą apdengia šitais, va visais, nu kas tai yra. Tai šiaip ledas. Tai bandom užlipti. Taigi užlipau ant viršaus. Tikrai buvo slidu, aukštai čia palyginus. Baisu nučiuošt. Labai baisu nučiuošt iš tikrųjų. Eiktų. Va, iš tikrųjų čia tai va kasa. Čia jaučiu dabar, kur aš stupiu. Tai skardis nemažas. Bet čia visur realiai ledas. Sušalė žiauriai. Žodžiu, ten kažkas pamatė mane. Kažkoks darbininkas šalia ten, kur buvo pastatas. Ir toks pradėjo žiūrėti, man aš irgi greitai pamačiau. Tai iš karto supratau, tai pradėjau lipti žemyn. Nu ir toks stovi. Nu ir paskui nuėjo, tai jaučiu pamatė, kad lipu žemyn. Bet žodžiu, čia tokių skilių pilna. Arba iš džiūvų, iš tirpusių, arba tiesiog iškastų su ekskavatoriumi. Eikto. Nu jo, gerai, pavojinga čia. Reikia dar išgyventi. Štai tam pastate buvo kažkas išlindo. Mane iš ten, ant ten pamatė. Tai kaip ir nieko nesakė. Tai keliaujam. Ramiai, čia va riedslidžių trasa. Tenais va sniego yra, slidinėjama, bet šiaip čia va su riedslidėm varinėja. Tai jo. Tai truputį papasakosiu, kaip tą sniegą visą išsaugo taip. Nes jį išsaugo per vasarą, dažniausiai pavasarį pradeda, atideda sniegą ir uždengia 10 km apie medžio pjuvenų ar granulių. Ir visai kaip natūrali izoliacinė medžiaga, neleidžia prasiskverbti saulės spinduliam ir sumažina garavimą. Tai va. Tai štai čia didysis Įmotaros stadionas lengvosios atletikos. Netgi 8 bėgimo takeliai yra. Tai tikrai didelis. Radau ir dviračių, rampų, diortų parką. Čia realiai prie pat va ten va stadionas. Dar matos, čia dviračių parkas. Nemažas tikrai. Kiek daug viskas šiaip Įmotarai yra. Wow.
Nu jau sutemo, be žodžių iš parduotuvės grįžau, tai nusipirkau kareliškų pyragėlių čia visoje Suomijoje. Tradicinis jų pyragaitis, pyragėlis, pyrogas. Va tai va ten rašė. Tai įdomu, šiaip toks, nesuprantu ar sūris, ar varškė, ar dar kažkas, ar bulvės, toks miksuotas, visko pabiški. Tai va. Tai jo, va tai va atrodo. Tokie pyragėliai. Įkelsiu va čia bus nuotrauka, kaip jie atrodo, nes nesimato dabar. Nu ką, sveiki, šiandien tepsim klasiką. Taigi, tepant klasiką mums reikia sužinoti, kokia šiandien temperatūra, nu ir plius minus koks sniegas, bet žinom, kad klisterio neturim, turim tik kietą tepalą, tai bėgam pažiūrėti kokia temperatūra. Taigi, temperatūra štai tokia. Varom prie slidžių tepimo. Tai ką, nieko naujo, užsidedam slidę. Nu, pradžią parodysiu, kiek šiukšlių pririnko. Va, šiek tiek šiukšlių pririnko slidės klasikos per treniruotę. Ir tepalas buvo net nueina ant slystamos dalies. Va, tai pavalyti nevalysim dabar. Tiesiog uždėsim ant buvusio pliuso šiek tiek nulinė, nes dabar 2 valandas rodo maždaug minusą. Bliamba. Gerai, dėsim į tą pusę. One day later. Jau užsitepalavom žiauriai pirštus, nes ant šonų labai daug yra. Šiandien bandysim skigau nuo 0 iki -2. Nu mane skigau nesponsorina, bet bandysim. Turime kempinėlę štai tokią. Šitą pusę trinsime, kad iššildyti tepalą. Labai dreba čia. Tai va, šitaip atrodo. Nežinau, čia gal biškai doko kaladėnų, bet treniruoti reikia. Tai va, tą patį pasidarysim kitai slidai ir varysim testuoti. Nu va, debesis pabiškai sklaidos. Mes baigiam treniruotę ir slidžių testavimą ir lekiam ilsėtis. Sveiki visi. Taigi, antra treniruotė. Pasnigo šviežią sniegą. Nu taip kokius 2 comus gal. Nu gal biškai mažiau. Bet jo, tikrai slysta nelabai greitai. Tai šiandien pagreitėjimus padarysim ir parodysim.
Доброе утро, тепėjai. Доброе утro. Kam ruošiamės? Intervalam. Taigi ruošiamės intervalam. Tepam varžybinės slidės su gražiu rytu, su prisniktu sniegu. Tai va, pavarysim šiandien. Nu ką, pirmas intervalas yra 2 km. Oi, 2 laktat. Tai jie dabar suka, va, Mikas ratą važiuoja. Lysiuosi. Tai varysim 4. Už mūsų daug sniego. Prisimenat, turbūt filmavau, kai dar nebuvo sniego. Tiek daug, tai dabar visur yra. Ir trasoj šviežia ir ne. Bum. Ką, baigiam intervalus. Good. Nuliukas yra, Juozai. Bravo, bravo. Nežinau, nelabai pavyko nufilmuoti. Žiūrėkit, žiūrovai pataikys. Jisai stovinčia. Niekam nesuįgnės. O, nulės! Bravo, boss, bravo. Galima komentarai iš jūsų apie šiandienos intervalus. Visi per greit važiavo. Per greit važiavo. Žodžiu, galiu pakomentuoti giliau. Tas molis. Važiuodamas pirmą ratą turėjo važiuoti 4 laktato. Aš važiuoju iš galo ir man jau yra per daug. Galvoju, kokiu laktatu važiuoju Ignas. Atvažiuoja buvo liktais 5-7 liktais, taip? Taip, tada šitam neslydo pirmą ratą va tos slydės. Šitos slydės irgi yra labai prastas. Ir nieks nepataikė laktatą šiandien. Ja, žodžiu, tragedija. Šiandien nebuvo vykdytas planas, rytoj bandysime vykdyti. Atskirai važiuosim. Individualiai rytoj važiuosim. Tai ką, prisnigo pas mus. Šiandien jau intervalų diena. Dar viena. Ir reikia pasiruošti klasikos slidės. Tai traukiam varžybinės slidės. Štai tokias. Ir pasiruošim jas dabar. Parafinuosim ir dėsim tepalą. Tai ką, šiandien nieko beveik nenufilmavau iš klasikos ir iš antros treniruotės, nes šiandien kažkoks pavargęs buvau. Tai per klasiką gavosi intervalus darėm. Labai daug šviežio sniego snigo, tai ir sunku buvo varyti ir visa kita. O per vakarinę treniruotę karočią bėgom arba buvo klasika varyti. Tai va. Va Mikutis. Granatas valgo. Ignas irgi granatas. Ir žiūrim Sturlą vlogą ir dabar einu daryti vlogą. Trūs išlapė. Žinai, kaip aš dabar paaiškinsiu gražiai. Pilnas. Sėdai ir čia būna tas toks hamakėlis. Sėdžiu, čia mano hamakėlis ir čia
Pilna sniego tirpsta. Tai kaip aš galiu su šlapiais truzokais vaikščioti? Labas ryts visiems. Tai ką, šiandien dar daugiau sniego. Aišku, dabar pliusiukas toks, man atrodo. Arba nulis, ir biški tirpsta viskas. Nu ką, šiandien biški gerklės skauda, tai pirmą pailsėsim. Eisim, parodysiu, kaip nusivalyti slidžių tepalą. Taigi, pirmas žingsnis mūsų štai toks. Reikia pasitiesti tualetinio popieriaus per tą vietą, kur yra tepalas. Tada prilimpa ir pasimsime štai tokį. Nu, čia parafinų nuiminės, bet nuiminėsim tepalą. Tai va. O, va čia tai tiema, čia. Ekraniukas atakoja. Tai jau filmuoja tai. O, sveiki, visi. Eimantas Legavičius. Šiandien atvažiavau į Suomiją. Romkovą turim. Turim Romkovą Lankernis. Pas ir didžėjus. Jo, ką atvažiavo... Kas jūs C rinktinė ar D? D. A, jie D rinktinė, karočiui, D rinktinė atvažiavo pasportuoti Suomiją. Ką, paskutinio treniruotę ant sniego, Įmatroj, čia stovykla ir rytoj išvažiuojam, anksti ryte. Tai va, ką pasakysi? Myliu Lietuvą ir Ronaldą ir daugiau tavį vlogio Okujenį. Žinok, aš dar nebaigiau. Įmonė čia. Kas tu nebaigi? Tai tu matai, kad dvi pusės ant stalo yra. Kokios, čia kas, 12 ryto rytas apalų stalas? Čia visų stalas. Jo, tai čia vapščiai Vilniaus stalas. Kad sitė. Čia Luko stalas. Ne. Koks Vilnius? Čia ne Luko stalas. Tai ką, paskutinis patepimas slidžių ir keliaujam namo. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim dar.